kovą laimi tas, kas surenka daugiausia taškų. Bet liko Y. Tai Dveinas ir jis eina. $213. Aukštesnis. Kas nutiks, jei pralaimėsime šią kovą? Aš neturiu. Nortonas ankstyvame defekte. Jo stovėsena ir palieka save atvirą. Bet kad priartėtų ir užmegztų ryšį su mumis. Beveik kiekvieną kartą, Kimai, kaip tu galėtum pagalvoti? Vyras, surinkęs daugiausiai taškų, laimi kovą. Bet Nortonas paliko ten. Tai sujaudino. Hardas iš tikrųjų nieko nedarė, tiesiog sėdėjo ten. Reikia susimastyti, ar jis pasidavė. Nemanau, kad jam tai užtruks per ilgai. Turiu omenyje, tai tik laiko klausimas, žinote. Vienas iš protingiausių kovotojų. Jei turi stovintį kovotoją, tada nemanau, kad taip yra. Na, tai praktiškai viskas. Dešinė į Alį, o tada kairė. Ir Nortonas. Nesenoviškas idėjos. Pirmin! Pirmin! Deja, šio raundo pabaigoje jie gaus galimybę prisistatyti. Na, artėjame prie antrojo raundo pabaigos. Grįšime su... Du stovintis ringo centre.
Taip Ali paprastai mėgsta tvarkytis su savo varžovais. Ir jis galėdavo daryti prognozes ir jos išsipildydavo. Tai buvo prieš daugelį metų ir yra. Ką tu apie tai manai, Joe? Tu su juos paravai. Kitaip tariant, taip gali atrodyti filmas apie jo jėgą. Kitaip, daugelis vyrų juda visai kitaip. 10 sekundžių liko iki 4 raundo pabaigos. Prašome būti įspėtiems. Sustokite. Šio mėnesio nurodymas yra palikti stotį. Ačiū. Gerai, Bilas Jacobsas ir Fredas Veisas. Visi patyrę Heinzai, seni veteranai. Dievo duota, seną rytą, laba diena. Tikriausiai žino daugiau apie Keną Nortoną nei kas nors kitas. L. Išėjo 8 raunde. Atkreipkite dėmesį, kad jie yra ringo centre. Nė vienas iš jų tuo nepasinaudojo, nes jo kairė per vėlyva. Tai šiek tiek primena tai, ką matėme iš Alio prieš Joe, kai jis rizikavo prie virvių ir tai kainavo Ali kovoje su Frazeriu. Nepataikė, žemai, lėtai, jokio finišo, bandė atgauti poziciją. Spraktelėjimas. Santykinai nežinomas, nelabai pavyko užmegzti ryšio. 7 taškai Nortonas, 5 taškai Alis. Štai taip, štai taip. Ar žinojai, kad pirmajame raunde sulaužei Alio žandikaulį? Prašom. Ar žinojai, kad jam pakenkei? Žinau, kad jau ėjau 1 ar 2 kartus. Kaip žodis efektyvi gynyba nebūtų buvęs Y. Vienas Nortono Publiaus pralaimėjimas, kuris smogė jam iš kairės, jis jam atkeršijo. Nortonas yra standus taikinys, ranka, pirmiausia Muhamedas Ali, dar to nepadarė. Tuoj sugrįšime. Jis. Jam patinka psichologiškai paveikti varžovą pirmajame raunde, atrodydamas mažesnis. Ne. ...1971. Na, atvartas dingo, greitis sugrįžo. Kaukas. Gana daug riebalų aplink liemenį, Bet šį vakar to nematote. Ir 2 colių liemens skirtumo taip pat. Pastebėkite daug galingesnės Ali kojas. Abu vyrai. Geras gynybinis bandymas iš Nortono, jis nepraleido smūgio. 2 minutės. Ačiū. Liko 2 minutės trečiame raunde. Nortonas pradeda atsiverti. Gražu, šiek tiek lėliau. Jei jie ir toliau prasimuš, likus mažiau nei minutė iki raundo pabaigos, bet koks smūgis gali praeiti. Šaukdamas savo žmogui, Kenis Nortonas laikosi. Klausimas toks. Ar Ali Nortonas yra sužeistas? Tapęs profesionalu 1964 metais, Nortonas susidūrė su kairiuoju kabliu.
Jei Kenis Nortonas įveiks šį Ali, Kenis Nortonas gaus savo šansą. Kamte, būtent ten Nortonas jo ir nori. Ta kartą kamuolį perėmė Nortonas, kuris jį numušė. Smūgis kabliu praėjo virš Nortono galvos. 15 sekundžių liko raundą. Tai Ali taškai. Sekundės. 6 sekundės. Jis išėjo. Kairysis smūgis į šoną, tai kaip jis tempė dešinę koją. Tai visada buvo jo stilius. Oho, smogiamas dešinės rankos smūgis. Smūgis lystelėjo šonu per galvą po Nortono smūgio iš apačios. Kairė, dešinė, kairės kombinacija. Nortonas. Nortonas puola. Po to, kai nepataikė kablio kairiąją, Ali smūgiavo. Ir Nortonas vis spaudžia. Visada dominuoja prieš tavo varžovą. Štai vėl tas pats. Tai šiek tiek atlošė galvą grau. Alis. Kai Alis pralaimi, jis atrodo visiškai nesijaudinantis dėl Alio smūgio. Likusi 1,5 minutės iki 6 raundo pabaigos. Argi tai nenuostabu? Džordas matyt negali pakęsti, kai kova trunka ilgiau nei 2 raundus. Nortonas privertė savo varžovą sunerimti. Pabandyk dar kartą, jis sužeistas Nortonai. Pažiūrėkime, kaip Nortonas dabar reaguos į šį spaudimą. Jis gavo kelis stiprius smūgius. Ir jis pats atsako smūgiais. Atrodo, kad jis šiek tiek sutrumpina savo smūgius. Po kieno Nortono kairiąja šlaunimi matyti gumbas. Geriausias raundas abiem kovotojams šiame mūšyje. Pirmin jaunuoli. Jam teks parodyti visą savo tvirtumą. Nortono akis aiškios. Viskas. Ryžtas. Šiuo metu, nes Muhamedas Ali yra pilnas pasitikėjimo savimi. Po paskutinio raundo jis tiesiog trykšta pasitikėjimu. Ir be tolimesnės žalos, kad akis užsivertų, ar būtų arti to, 7-ame raunde jis nepradėjo bombarduoti su. Po akimi jam auga gudas. Benido, Elderiplė. Geras smūgis iš apačios. Kodėlgi ne? Smogiamas dešinys, kairys. Dar vienas smūgis iš apačios. Ištiesina Alį. Alis sužeistas. Alis gavo 3 ar 4 iš tų smūgių. Jo kojos buvo sukryžiuotos ant virvių. Ir 4 raundai. Invok smogė kairiąją ranką tiesiai į Alio šonkaulius. Geras kairysis kablis į Martino žandikaulį. Kitas kablis į Nortono žandikaulį. Manau, jis vis dar juda. Atėjo 7-asis raundas. Pradėjo spausti. 2 vyrai, kuriems apie 30 metų. Turi pergalių. Visi raundai Ali Mortono stilius atrodo pasikeitęs. Ačiū. Pradeda vėl šokti. Kova tęsiasi jau pusvalandį. Maždaug dabar. Alis smūgiuoja kairiąją. Jis 3 metais vyresnis už Nortoną. Alis 31. Nortoną atakował. Al. Ačiū. Geras kairės ir dešinės smūgių derinys. Ali pelno taškus. Liko 1 minutė 8-ame raunde. Žiūrovai sulaikė kvėpavimą. Kairysis ir dešinysis smūgis. Ir tai pasiuntė Ali prie virvių.
Jis nuleido gynybą. Ali smogė aukštai. Tada vėl taikėsi į galvą dešinę ranką. Ar jis gali atlaikyti smūgį? Pažiūrėkite, kaip jie žiūri vienas kitam į akis. Liko 20 sekundžių iki 9 raundo pabaigos. Abu vyrai atrodo yra gana pavargę. 15 sekundžių. Alis, turėdamas entonces. Alis vėl prispaustas pagauna siaubingą smūgį kabliu. Palauk. Tai Nortono strategija. Įvaryti jį į kampus ir tada smūgiuoti abiem rankomis. Chetonas pastaruosius 2 raundus vis prasimuša tavo kovoje. Kas vyksta? Tikisi atgauti šiek tiek jėgų kojose, kurios pirmosiuose raunduose jį tai puikiai nešė. Nortonas smogė jam žemai. Markynas smogė jam kariuoju džiabu, pramušė per pirštinės. Abu vyrai apsikeitė džiabais. Pažiūrėsime, ar Ali pavyks dar kartą pataikyti čia. Gali būti. Liko 40 sekundžių. Tez. Įvyksta šiame mūšyje. Nortonas įsitvirtino kaip tikras sunkiasvoris pretendentas. O Mohamedas Ali puikus. Nortonas prasimušė tuo kairiuoju tiesiu smūgiu. Ali mergina susidūrė su... Bet pasakysiu vieną dalyką. Ali, kaip ir Nortonas, yra visiškai plokščias pilvo srityje. Dėl kampe. Anksčiau Nortono smūgiai turėjo daugiau jėgos, dabar jie lėtai pasiekė tikslą, bet tas dešinės rankos smūgis iš apačios. Liko 45 sekundės iki raundo pabaigos. Pataikė į pirštinę. Kombinacija. Ali dar ne vienu nepataikė. Nei vienas iš tų smūgių nepasiekė tikslo. Nebejotina, su 8 gynyba Formanas, nežinau, kaip jis dar stovi ant kojų.
Šiek tiek per ilgas, jis apsivijo aplink jo kaklą.